Gerai, tai iš principo vien žinant šituos, šitą sintaksės dalį, tas du lauktiniai skliaustai atidarau, du lauktiniai uždariau, kas reiškia sukurti naują pasažą, nežinau, teksto dėžutę, jau mes su šituo galėtume imti ir sukurti istoriją. Dabar įsivaizduokit šitą situaciją, čia dabar mano istorija, kad aš einu mišku, sutinku vilką, vienu atveju pabėgu, kitu kalbuosi ir tarkim aš dabar grįžčiau namo ir pasakočiau kažkam apie savo kelionę į mišką. Tai dabar jeigu aš pabėgau nuo vilko, tai man reiktų vienaip tą istoriją pasakot ir jeigu kalbėjausi su juo, tai kitaip tą istoriją ir žodžiu, tai gautųsi, kad tas medis mūsų šitos istorijos išsišakoja baisiai daug kartų, labai daug copy-paste reiktų reiškiasi, atskirų tų šakų daryti ir mes labai greit pasimestume. Tai šitoje vietoje ateina kintamieji mum į pagalbą, aš reiškiasi galiu toliau sekti mūsų istoriją, bet įterpt tik tai tekstą kažkokį pagal, reiškiasi, jeigu pasislėpiau nuo vilko, tai vieną eilutę tik tai pakeist, reiškiasi, mūsų sekančių istorijų. Taip, aš dabar, kad būtų aiškiau, tiesiog pavyzdį. Tai žodžiu, čia mūsų tas ėjau mišku, pabėgau nuo vilko, slėpiausi, palaukiau, vilkas išėjo ir grįžtu namo. Kadangi šitą naudosiu, tai nusikopinu. Tai šitą padarau, dabar bėgu toliau. Labai ilgai bėgau, vilkas nepavijo ir grįžau namo. Matot, mūsų pasirinkimai, reiškiasi, abu grįžta į tą patį vieną dėžutę. Ir dabar kita mūsų istorijos dalis, kur aš kalbėjausi su vilku, kaip sekasi. Viskas gerai. Sorry, skubau iki kito karto, sako vilkas, o mes grįžtam namo. Ir vėl matot, viskas grįžo čia. Ir čia paliko mane ramybėj. Nežinau, ką vilkas atsako. Pats palik mane ramybėj ir iš lėto nueina. O aš grįžtu namo. Reiškia, visos mūsų istorijos grįžo į tą patį naują dėžutę. Ir dabar šitoje naujo dėžutėje mes rašom. Sutinku namiškius, nežinau, kas tai namiškiai, ir pasakoju savo nuotykį. Ir dabar aš norėčiau papasakot, kad arba slėpiausi miške, arba bėgau nuo vilko, arba kalbėjausi su juo, arba kalbėjausi negražiai. Ir mes norėsim dabar užduoti kintamuosius ir iškviesti kintamuosius šitoj istorijos daly. Gerai, tai dabar čia turiu istorijos dalį, kur nuo vilko slėpiuosi. Ir pabandysim padaryti kintamai. Dabar kaip tai daroma? Rašau skliaustą ir tai reikš, kad aš čia rašau nebe tekstą, nebe nuorodą į kitą dėžutę, o kažkokį, pavadinkim tai, kodą. Ir yra toks dalykas kaip set. Set, dvitaškis, reiškia, pastebėt, pasikeitė fonto spalva, jis pasidarė italikų, pasivertė, žodžiu, tai kažką reiškia. Tai, žodžiu, mes nurodysim kažką. To set yra nurodyti, set, tarpelis, ir dabar kintamasis šitam twaine, ir čia šiuo atveju mes tiesiog Harlow kalbą naudojam šitam twaine, tai čia šitoj kalboj yra dolerio ženklas, reiškiasi kintamasis. Ir dabar tą kintamai mes galim kokį norim pavadinimą sugalvoti. Tai mano atveju slėpiuosi yra logiška. Slėpiuosi. Ir, žodžiu, nurodyti kintamai slėpiuosi. To true. Žodžiu, šitą eilutę pasakau, kad šitoj teksto dėžutėj aš slėpiuosi. Ir padarau kintamąjį, kuris šiuo metu įgauna reikšmę teigiamą. Žodžiu, taip, slėpiuosi. Ateinu į kitą ir čia rašysiu nebeslėpiuosi kintamąją, o bėgu toliau. O bėgu užteks. Bėgu, to true. Čia, kas čia bus, kalbuosi, gražiai kalbuosi. Tai nežinau, ką čia parašyti. Kalbuosi tiesiog. Kalbu trumpiau. Kalbu
to true, o čia koks čia pavadinimas galėtų būti? Nekalbu. Nu, nelogiška, nekalbu. Reikia kažką protingiau parašyti. Nesugalvoju dabar ant smūgio. Gerai, turiu dabar iškės kiekvienam iš šitų pasažų, vis noriu sakyti. Kiekviena iš šitų dėžučių aš vis nurodau kitą kintamą. Į vieną vietą slepiuosi, kitur bėgu, kitur kalbu ir nekalbu, kas visiškai nelogiška, kad nesugalvojam smūgio dabar geresnio. Ir dabar aš norėsiu kažką pasakyti priklausomai nuo to, kintamasis yra būsenoj. Taip, teisingas ar ne. Tai mes rašom if kintamasis dolerio ženklas, if turbūt dvitaškį praleidau, matot, būtų be dvitaškio ir tai nėra kodas, nieko jis nesupranta. Žodžiu, labai svarbu šitą sintaksį. If dvitaškis tarpas, kintamasis, pirmas, slepiuosi, is true. Tada ką aš darysiu, rašysiu tekstą. Ir dabar dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, kad tekstą galiu rašyti, atsimenant, mes su dviem skliaustelios nuorodų įsakančią tekstų dėžutę, o su vienu šituo laužtiniu skliaustu aš tiesiog tekstą turiu. Tai, ką aš sutinku namiškius ir papasakoju savo nuotykį, kaip pasislėpiau nuo vilko. Toliau. Kitas variantas yra if dvitaškis tarpas kintamasis, dolerio ženklas, bėgu buvo, is true, uždarau skliaustus, atidarau laužtinius, tada sakau, sutinku namiškius ir papasakoju savo nuotykį, kaip pabėgau nuo vilko ir uždarom skliaustus. Sekanti versija, if dvitaškis tarpas kintamasis kalbu, is true, uždarau skliaustą, atidarau laužtinį, skliaustą neskubėjau parašyti, ir ką aš sakysiu, savo nuotykį, kaip su vilku paplepėjom. Ir paskutinis variantas, skliausteliai if dvitaškis tarpas kintamasis nekalbu, is true, uždarau, atidarau, vilkas su manim visai net kalbėti nenorėjo. Na, kažką taip prirašiau. Pabandysim paleisti ir dabar, kadangi čia dabar paveiksliukų jokių nedariau, aš galiu tiesiai iš čia paleisti. Šiaip jeigu būtų paveiksliukai, garsas ir viską norėčiau matyti, tai kitinėjau publish to file ir tą failą atidarai naršyklį. Taip, tai aš galėčiau paleisti istoriją, bet tuo pačiu parodysiu šitą test. Čia matysim, nurodys kintamuosius, jeigu tokie yra. Dabar nieko čia nėra, no variables. Tai kalbuosi su vilku, sakau, palik mane ramybėj ir matom, yra vienas kintamasis, jis yra true, grįžtu namo ir šitas tekstas. Tai va, tai dabar dar galima grįžti truputį prie to teksto pavidalinimo. Čia minėjau tas paveiksliukas, kuris yra internete kažkur įdėtas. Bet aš galiu daugiau čia dalykų pasidaryti. Pavyzdžiui, tokius dalykus kaip, galbūt aš noriu įcentruoti kažkaip. Centravimas vyktų taip. Pastebit, čia atsirado text align center. Na ir čia tarkim bus mano žaidimas. Tada galbūt aš visus savo dalykus dėsiu į table, pavyzdžiui. Tas tablas bus be nematomas. Oi, kažkaip galiu? Ne, kaip nematoma padaryti. Kažkur turi būti. Table properties, štai border, 0, nematomas. Ir matoma mums lentelę padarė. Ir čia tarkim aš įdėsiu paveiksliuką.
Dabar aš paveiksliuką pamenu, aš įsaugau kažkur, tai aš tiesiog taip įdedu paveiksliuką ir atsimenu, kad ten buvo paveiksliukai 1.jpg. Darots taip. Ir matome, čia nieko nerodo, nes jis nemato to paveiksliuko čia internete, nežino, kas yra tas paveiksliukai /1.jpg, bet dabar jeigu aš nusikopinu šitą ir tarkim aš norėsiu, kad mano visas žaidimas vyktų va čia, kur dabar DDD parašyta. Aš nusikopinu šitą, einu į savo šitą Twiną ir čia aišku sunku matyti, kuri yra šiuo metu atidaryta, tai dar kartą atidarau. Peistinu visą šitą reikalą ir visą savo turinį, Ctrl+X, įmetu vietoj DDD. Pažiūrim, kas gaunasi. Paveiksliukai yra, tai reiks tada išsaugoti. Žaidimas. Ir paleisti naršyklį. Ir matot, turiu centruotą puslapį iš visų pusių po paveiksliuką ir mano visi reikalai vyksta tik tai centriniai lenteliai, tik pačiam centre. Tai žodžiu, tokiais vat, reiškia, tokių dalykų aš galiu kažkokį formatavimą padaryti, kad būtų smagiau žiūrėti. Tai, žodžiu, ką jūs galite šitam HTML padaryti, tą mes galėsim ir šitą mūsų žaidimą turėti, tokį apdekoravimą, pavadinkim taip.